Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo paslaugos vedlys. Pirmiausiai norime supažindinti, kad ši paslauga galima tik iš kompiuterinės darbo vietos ir negalima naudoti mobiliųjų įrenginių. Taip pat būtina atminti, kad pasitikrinti žinias galima naudojant tik dvi naršyklės – Google Chrome ir Microsoft Edge. Siekiant sėkmingai prisijungti, pasitikrinti žinias, siūlome iš anksto susipažinti su žinių tikrinimo naudojimo taisyklėmis ir instrukcija, o taip pat pasitikrinti tiek kompiuterio nustatymus dėl kameros ir mikrofono, o taip pat pasitikrinti ir naršyklių nustatymus. Dabar pademonstruosiu, kaip yra atliekami nustatymai Google Chrome naršyklėje. Paspaudžiame 3 mygtukus, pasirenkame nustatymai, pasirenkame privatumas ir sauga. Sauga pasirinkus įsitikiname, kad pasirinkta įprasta sauga, o svetainės nustatymuose pasižiūrime, ar kamera prieinama, o taip pat mikrofonas. Turi būti pažymėta ties vieta, svetainėse gali būti prašoma naudoti jūsų mikrofoną. Naudojant Microsoft Edge naršyklę, taip pat spaudžiame 3 taškeliai, nustatymai, slapukų ir svetainės teisės ir patikriname fotoaparatą, prieigą arba kamerą bei mikrofono prieigą. Visą reikalingą informaciją susijusią su DSS žinių tikrinimo paslauga rasite šioje skiltyje. Kurioje ne tik nuoroda į prisijungimo laikyti testą bei registraciją, testo laikymo instrukciją, registracijos instrukciją, bet taip pat patalpinta ir prisijungimo laikyti testą dažniausiai užduodamų klausimų informaciją. Šioje skiltyje rasite visus pateiktus klausimus susijusius su prisijungimo sutrikimais ir jų šalinimo būdais. Siūlome susipažinti, o taip pat prieš jungiantis į žinių tikrinimą siūlome išbandyti IT įrangos patikros bandomąjį testą, kurio metu jūs galėsit sutikrinti savo įrangą. Jeigu prisijungimas būtų nesėkmingas, siūlome naudotis šioje vietoje pateiktą informaciją arba susisiekti nurodytais kontaktais. Su Jolita Urbanavičiene telefonu 8686 20 9 20 arba elektroniniu paštu jolita.urbanavičiene@vdi.lt. Prisijungti laikyti žinių patikrinimo testą galima iš VDI puslapio pasirinkus skiltį DSS žinių tikrinimo paslauga. Prisijungti laikyti testą, kur nukreipiama į elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą ir autentifikuojantis prisijungiama laikyti testą. Spaudžiame nuorodą prisijungti laikyti testą ir sistema automatiškai įkelia į VASIS kursą. Pirmas etapas yra susipažinti su DSS žinių tikrinimo taisyklėmis. Kol nesusipažinsite su taisyklėmis, negalima laikyti testo. Spaudžiame
taisyklės, atsisiunčiame taisyklės, perskaitome taisyklių turinį ir spaudžiate susipažinau. Susipažinus su taisyklėmis, keliaujame laikyti testą. Prieš tai noriu priminti, kad žinių tikrinimo taisyklių lange yra konsultacijai nurodyti telefonai ir elektroninio pašto adresas. Jeigu iškiltų keblumų prisijungiant laikant testą. Pats testas ir autentifikacija yra pasiekiama paspaudus aktyvią testo nuorodą. Spaudžiame pradėti bandymą. Šiame etape reikia susipažinti su konstruktor taisyklėmis dėl asmens duomenų tvarkymo. Susipažinus su taisyklėmis, spaudžiamas sutikimas ir tęsti. Prasideda kompiuterinės įrangos testavimas. Primename, šiame etape yra labai svarbu pažymėti langą, kuriuo leidžiate dalintis. Spaudžiame bendrinti. Mygtukas bendrinti aktyvus tik tuomet, kai pasirenkame ekraną, kuriuo dalinsimės. Jeigu iškyla problemos, reikėtų skambinti nurodytų telefonu arba prisiminti, kaip patikrinti kompiuterio ir naršyklės nustatymus. Spaudžiame kitas. Toliau eiga tokia, kaip ir prašo pasiruošimo egzaminui etape. Pirmiausia, reikia nusifotografuoti, paspaudus fotoaparato ženkliuką. Paspaudžiame siųsti. Jeigu nuotrauka nekokybiška, bandome tiek kartų kopijų, kiek reikia. Toliau prašoma nufotografuoti asmens tapatybės dokumentą. Dokumentą dedame kuo arčiau kameros, kad būtų aiškiai matomi įrašai. Demonstraciniais tikslais asmens duomenys uždengti, tačiau tinkamai identifikacijai reikalinga kokybiška asmens nuotrauka bei gimimo data. Taip pat spaudžiame fotoaparato mygtuką. Įsitikinus, kad nuotrauka kokybiška, galime siųsti arba kartoti dar kartą dokumento nuotrauką. Apačioje iššokusį langelį paspauskite slėpti, jokiu būdu nespauskite nebebendrinti, nes sesija nutrūks. Spaudžiame siųsti. Toliau prašo paimti kompiuterį ir aprodyti visą darbo erdvės vaizdą. Prašoma kompiuterį sukti iš lėto 360 laipsnių kampu, aprodant visą patalpą. Neskubant ir neuždengiant savo kūno vaizdo. Taip pat pageidautina aprodyti ir
darbo stalą. Dar kartą primenamos taisyklės, kuo negalima naudotis. Ir spaudžiame tęsti. Atkreipiame dėmesį į tai, į iškritęs pranešimo langas, kuriame būtina paspausti leisti. Jeigu paspausite blokuoti, lygiai taip pat bus užblokuota transliacija. Atkreipiame dėmesį į tai, kad labai svarbu stebėti, ar esate transliuojamos kameros zonoje. Dėl to įsitikinti galima paspaudus šitą piktogramą ir matote, turite matyti visą testo sprendimo laiką, kad esate transliuojamos kameros lauke. Testas atsivers paspaudus langą pradėti. Nuo šio momento pradedamas transliavimo įrašas ir fiksuojami pažeidimai. Atvertus testą, sprendžiame klausimas po klausimo, galime pasižymėti sugrįžti. O pabaigus testą, paspausti testą baigti. Išsiuntus testą 5 minutes galėsite susipažinti su testo rezultatais. Sėkmės!